Samsas Taržatis, Eilinis Vetkevičius jūsų sektų, atvykau. Prisiek. Aš, Gediminas Vetkevičius Jonas, be išlygų prisiekiu. Ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai. Negailėdamas jėgų ir gyvybės ginti Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę. Sąžiningai vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją, įstatymus ir savo vadų įsakymus. Saugot visas man patikėtas paslaptis. Pasižadu būti doras ir garbingas Lietuvos karys. Tėvynės saugot! Kur slypi Vaidoto istorija? Vieni pasakytų, kad Šiauliuose, kiti, kad Rukloje, Marijampolėje, gal net Rokantiškėse. Bet tiesa yra ta, vaidotėnai visada buvo ir ėjo ten, kur jų reikėjo labiausiai. Ir visada tai darė su labai rimta priežastimi. Tikroji Vaidoto pajėgų istorija tęsiasi jau šimtmečius ir gyvuos dar šimtus. Nes vaidotėnų stiprybė slypi iki kitur. Įsivaizduokit, gūdūs laikai, nepriklausomybės kovos. Po to, kai Lietuva atkūrė savo valstybę, jos žemes karai daužo trimis kryptimis. Puola ir Lenkai, ir bermontininkai, ir bolševikai. Nepasakysiu nieko naujo. Žinom, kad lietuvių laisvės dvasia tampa stipresnė už bet kokias negandas. Bet visų pirma, viską reikia įrodyti ginklu. Mūsų Vaidoto bataliono ištakos prasideda būtent čia, Ukmergėje, kur 1919 m. gegužės 12 d. yra įsteigiamas Ukmergės batalionas, kuris iš karto stojo į mūšius prieš bolševikus. Taigi, vienas iš pirmųjų stojo ginti mūsų Lietuvos valstybės laisvės. Kovų išmėgintas Ukmergės batalionas vėliau performuojamas į 8-ąjį pėstininkų pulką. Netrukus būsimi vaidotėnai įgaus savo vardą. 1920 metais per antrąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines 8-asis pėstininkų pulkas įgauna Kauno kunigaikščio Vaidoto pėstininkų pulko vardą. Batalionas savo vardą nešioja ne veltui ir privalo nešioti jį garbingai. Vienas iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kunigaikščių, Vaidotas, yra garsus dėl vieno dalyko ir tikriausiai svarbiausia – Kauno pilies gynybos. Kunigaikštis Vaidotas sugebėjo beveik mėnesį ginti Kauno pilį nuo žymiai gausesnių priešo pajėgų. Ir tai sugebėjo padaryti ne dėl to, kad turėjo daugiau karių, ar jie buvo geriau ginkluoti, bet dėl to, kad turėjo daugiau valios. Būtent tada ir pradeda formuotis tikroji Vaidoto pėstininkų bataliono dvasia. Padaryti tai, ką reikia, nesvarbu kokios būtų aplinkybės. Naujieji vaidotėnai 1923 metais atranda savo namus čia, Šiauliuose, kur vėliau sugrįš ir po nepriklausomybės atgavimo. 1929 metai tampa ypatingais praeities vaidotėnų istorijoje. Pulkui yra įteikiama kovinė vėliava su įrašu "Drąsa, ištvermė ir tėvynės meilė tevadovauja mums". Tai tampa ne tik žodžiais, tai gyvenimo būdas. Kovinė vėliava yra pagrindinis vieneto simbolis, o jo reikšmė formavosi dar nuo viduramžių. Mūšyje pagal ją kariams būdavo lengviau orientuotis. Jos praradimas vienas didžiausių moralinių smūgių kariams, o priešams vertingas karo grobis. Vėliava praradęs dalinys buvo netgi išformuojamas. Vėliavos kaip pagrindinio dalinio simbolio tradicija tęsiasi ir laisvoje Lietuvoje. Vėliava yra garbės ženklas. Vėliavoje slypi dvasios ir vienybės jėga.
Tad būtent tada gimsta pagrindinis Vaidotėnų gyvenimo ir tarnybos šūkis ir simbolis, dėl kurio jie drąsiai stotų į bet kokį mūšį. Antrą kartą Vaidotėnai savo kovinės vėliavos gimtadienį galėjo švęsti 1995 m. gegužės 19 d. Šūkis nepasikeitė ir istoriją pavyko pratęsti. Tačiau pulko gyvavimo istorija staiga nutrūksta kartu su Lietuvos valstybės laisvės praradimu. 1940 metai žymi dar vieną itin juodą puslapį mūsų tėvynės istorijoje. Sovietinė okupacija suardo viską, kas yra brangu. Kariuomenė tuo metu okupaciją pasitiko be mūšio, o galiausiai pulkas kartu su visa Lietuvos kariuomenė buvo likviduotas. Tiesa, negalima ir nevalia pamiršti. Lietuvių laisvės kova ir laisvės troškimas niekada negalėjo mirti ir dingti. Būtent Lietuvos laisvės gynėjų, partizanų kova leido Lietuvos laisvės dvasiai nemirti, rusenti, o galiausiai jų sulepsnojo 90-ųjų kovo 11. Nepriklausomybę atgavusi Lietuva iškart galėjo pajausti, kad savo laisvę ginti reikės toliau. 1990 m. balandžio 25 d. įsteigtas Krašto apsaugos departamentas, o visai netrukus savo istoriją galėjo pratęsti ir Vaidotėnai. Tai sakyčiau, užduotį formuoti batalioną, maždaug sužinojau, kad formuosiu batalioną kažkur tai turbūt apie 91 metų, tikriausiai kokie taip spalį, lapkritį. Buvom pas Jezerską ir su Jezersku šnekėjomės ir šitą. Jezerskas manęs paklausė, ar gali suformuoti batalioną. Sakau, ko aš negaliu, viską galiu. Tų karininkų kaip po tokių mažai labai buvo, kurie norėjo eiti į kariuomenę. Karininkų Lietuvai daug buvo, bet iki pučio to nieks neėjo. Įsakymas buvo pasirašytas tik tai, kada aš esu paskirtas bataliono vadu. Buvo pasirašytas tik tai vasario, ten parašyta, ar tai 24, ar tai 29, taip pat. Labai neaiškiai ant popieriaus parašyta, tai gal net 29. Nes buvo keliamieji metai, kaip 92. Ieškoti reikia vietos. Ieškojau, radau Briduose. Ten buvo, tuo metu ten jau buvo nebe pagal paskirtį, bet ten stovėjo tuo metu aerodrominis inžinierinis batalionas. Tai praktiškai kariniai statybininkai, tik tai aviacijos uniforma. Jie ten tokie betonavimas, ten visokie remonto darbai, pakilimo takų, tas batalionas ten stovėjo. O prieš tai ten buvo raketinės divizijos vadavietė. Ten kas, mums principė tų užteko, ten štabo pastatas buvo kareiviniams, vietos užteko mums, batalionui užteko. Placas buvo, aikštė rikiuotės, buvo baseinas, 24 metrai. Specialiai padarytas 24, kad ten nerostų varžybų, kad nedarytų niekas. Jie specialiai padarė, kad metro truktų iki 25. Tai tenai, nuvažiavau aš tenai, iš pradžių manęs nenori jisai su manim šnekėtis. Aš paskambinau iš pradžių. Nenori su manim šnekėtis. Galų gale mes su to bataliono vadu susitikom pusiaukeliai kažkur tai ant kelio. Vis tiek jis nenori. Čia naša teritorija ir taip toliau. Aš jam sakau, čia nėra pas jūs jokios teritorijos. Čia visa teritorija mano. Lietuvoje negali būti jūsų teritorijos. Visa teritorija mano. Sakau, aš noriu apžiūrėti. Galų gale jis mane įsileido. Paskui jau aš dasimušiau, kad mes įstatėm savo budėjimo tarnybą šalia jų. Paskui pajutom, kai jie negražiai kalba ant mūsų. Mes įstatėm daugiau. Ir galų gale tas vadas vargšas įsiprašė, kad jį greičiau išvežtų iš ten.
ir jie išėjo, mes atėjome. Jeigu turėsim galvoj, kad mes pradėjom tą batalioną nuo 2 automobilių ir tuščių kareivinių, tuščią štabą, nei katilinei, nei anglies, nei malkų, o buvo ruduo, buvo spalio lapkričio mėnuo, tai buvo linksma. Paskui, reiškia, jau, sakykime, birželio 6, atrodo, aš dabar gerai neatsimenu, atrodo, birželio 6 buvo pirma rikiuotė brigados, Geležinio Vilko brigados, pirma rikiuotė Katedros aikštėje. Tai mes jau buvom tenai ir mes jau turėjom Vaidoto bataliono ženklą. Ant kairės rankos nešiojom brigados ženklą, ant dešinės rankos nešiojom savo tą raudoną šaulį. Dėl ko Vaidoto batalionas? Dėl to, kad Šiauliuose prieš karį stovėjo Vaidoto pulkas, šitą 8 pulkas. Tai mes tos vardus, tą vardą norėjom, kaip sakyti, perkelti, kad būtų tokia, tas pasa truputėlį. Tai Katedros aikštėje Landsbergiškai pamatė, kad mūsų, Šiauliai, iš karto suprato, kad mes čia iš Šiaulių. Šiaip jau tas žodis Šiauliai, tai jisai reiškia strelčiai. Jeigu mūsų, mano, jūs dar tokių nebesutikote jau tų žmonių. O aš dar kada prieš kario žmonės nesakydavo šauliai, sakydavo Šiauliai. Vadino Šiauliai, taip minkštai sakydavo. Tai va taip. Tai va tokia ta pradžia tokia. Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir atkūrus Lietuvos Respublikos kariuomenę, vaidotėnai galėjo švęsti savo antrąjį gimtadienį. Būtent 1992 metai, sausio 2 diena, yra laikoma Vaidoto bataliono įkūrimo diena. Kodėl sausio 2? Vaidotėnai žino patys. Butkevičius man tada sako, formuok batalioną. Sakau, kada pradėti? Sausio 1. Sako, ne, sausio 1 išeiginė, nuo sausio 2. Nors būtent Šiauliai tapo besikūrenčio bataliono namais, tačiau netrukus prasidėjo tai, kas vaidotėnams tapo pernelyg gerai pažįstama – pokyčiais. Iš pradžių batalionas persivadino į logistikos batalioną, perėmė naujas funkcijas, o galiausiai batalionas atsidūrė naujoje vietoje – Rukloje. Vaidotas ir vėl naujose namuose. Nepaisant to, reikėjo įsisavinti ir naują užduotį. Tačiau žinom, kad Vaidoto batalionas ką moka, tai prisitaikyti prie pokyčių. Nepaisant to, nieko nėra stabiliau Vaidoto batalione už pokyčius. Taigi, Vaidoto batalionas iš logistinės paramos funkcijos vėl grįžta į pėstininkų statusą, tačiau ir tai nepakeičia jo pagrindinės misijos – visą laiką atlikti savo užduotį taip, kaip gali geriausiai. Nepaisant pokyčių, vaidotėnai išlaikė savo stiprybę ir visada parodydavo savo gebėjimus. 2017 metais bataliono karių grupė išvyko į misiją Ukrainoje. Jie mokė ukrainiečius kovoti, nes vaidotėnai drąsiai padeda tiems, kuriems reikia. Nes laisvė nėra tik mūsų, ji yra bendra atsakomybė. Taigi, vaidotėnai ir toliau rutuliojasi 2 skirtingose rolėse Rukloje, tačiau tada ir vėl ateina naujieji pokyčiai. Besikeičiant saugumo situacijai, Rukloje pradėjo darytis anksti, tad kažkam reikėjo užleisti savo namus ir vaidotėnai pradėjo ieškoti naujos vietos. Galiausiai, naujaisiais vaidotėnų namais tapo Marijampolė. Persikėlimas į konteinerinę stovyklą tikrai nebuvo lengvas iššūkis, tačiau tai nėra problema Vaidoto pėstininkų bataliono. Vaidoto bataliono persikraustymai buvo paženklinti aiškios aukos. Vis labiau kaistanti saugumo situacija pasaulyje vertė Lietuvą ieškoti kuo daugiau galimybių, matyti kuo daugiau sąjungininkų karių savo šalyje. Tai reiškia, kad infrastruktūra buvo itin apkrauta, o vietos buvo vis mažiau. Vaidotėnų kraustynės nėra chaoso ženklas. Tai pasiaukojimas ir gebėjimas prisitaikyti prie bet kokių aplinkybių, vardant saugesnės tėvynės. Dėl to vaidotėnai užleidžia vietą. Ne todėl, kad neturi kur būti, o todėl, kad žino, kas yra svarbiau. Ir dabar, kai Vaidoto batalionas rengiasi keliems metams dėl didesnio savo namų saugumo užleisti vietą,
prisimenamas svarbiausias dalykas. Batalionas ir jo vieta gali keistis. Jo stiprybė niekada.